kosmosą. Jūs tą ir pamatysit. Štai yra keletas vyrų, kurie atitvirinti yra tvorom policijos, nuo visos gaujos, kuri vadina juos nacistais Brightone. Tai yra keletas tų, kurie protestuoja prieš masinę migrantiją, leftistų yra tiek, kurie pritarė, reiškia, migrantam, kažkoks Stokholmo sindromas pas juos, pas visus. Tavarsime, nerealu, kas darosi, Jungtinė karalystė žlugo, viskas. Tuo tarpu, štai išeina ir pasako parazitas, kad Jungtinė karalystė dabar areštuos žmonės dėl nusikaltimo, pavyzdžiui, perpostinus, paskelbus per savo paskyrą kažkieno vaizdo įrašus apie riaušę socialinį mediją. The offence of incitement to racial hatred involves publishing or distributing material which is insulting or abusive, which is intended to or likely to start racial hatred. So if you retweet that, then you're republishing that, and then potentially you're committing that offence. Taip. Taiga, Britanija patapo Sovietų sąjunga. Ankstyva. Taiga, iš niekur, iš lempos. Taigi, Peter Sweden, Švedijos žurnalistas, vėl rašo. Britų vyriausybė perspėja, kad jie gali būti puolime, jeigu bus perpostinti šitie vaizdo įrašai ir apie tas riaušes. Taigi jie dabar kriminalizuoja žurnalistiką. Britanija patapo Sovietų sąjunga. Viskas. Taškas. Briksas taip pat rašo, kad Jungtinė karalystė dabar gali areštuoti piliečius už retweetus, reiškia, kurie bus laikomi neapykanta. Tokia neapykanta kurstantis. Bet, aišku, vyriausybė bus arbitras. Kas yra neapykanta, kas yra neapykanta. Nes vienos pusės kiaušiai iki tiek skisti ir smegenys iki tiek skistos, kad užsidega kaip degtukas nuo mažiausio, kaip sakant, brūkštelėjimo. Aš apie islamo bendryją Jungtinėje karalystėje. Ir jie jaučia savo didžiulį pavojų ir todėl jie kelia pavojų savo ir kitiems dabar. Krikščionių štai tuo tarpu gatvės pamokslininkas buvo areštuotas Britų policijos už nusikaltimą Bibliją propaguoti gatvėje. Vat. Biblijos negalima. Jeigu tai būtų Koranas, tai galima, Korano kioskeliai stovi. Bet Britanija už Bibliją dabar gali jūs areštuoti. Britanija pavirto į Sovietų sąjungą. Krikščioniai yra areštuojama už nusikaltimą dėstyti Bibliją. Vyresni žmonės yra areštuojama už nusikaltimą skelbti įžeidžius Facebooko komentarus. Tai toks yra veidas nušvitusios darbotvarkės. O iš tikrųjų yra įrašas. Ja mes jo viso nežiūrėsim, nėra prasmės, bet ateina štai tokia, sakyčiau, sunkiai intelekto sužaloto veido policininkė, man bent jau taip atrodo, pasiklausius, ką jie skiedžia, ta prasme. Neįsivaizduoju, kas jos instruktuoja, kaip jos instruktuoja, bet žodžiu, čia ateina pas sevinyvą žmogų dėl Facebooko, sako, mes tave areštuosim, tas čia gal man vaistų pasimti ar ką. Iki marazmo, mėly, iki marazmo, laužysi pa žmonės, areštuoja žmonės. Dėl visko kaltinama yra socialinė medija, Elono Musko vieša erdvė, tai yra miesto aikštė, deganti. Dabar sakoma, kad jinai dega. Dėl visko yra kaltas Muskas ir jo X-as. Dėl visų riaušių Jungtinė karalystė yra Muskas, ne valdžia, kuri šitą padarė. Ne, kuri importavo, reiškia, radikalius islamistus iš Afrikos valstybių, ne vispročių su žemu IQ, visokių psichinių, reiškia, ligoninių pacientus ir kalėjimų klientus iš islamo valstybių vyriausiai išpažįstančių. Ne jie kalti, bet Elonas Muskas kaltas, nes Twitteryje, X-e yra tie dalykai, jos įmanoma pamatyti ir įmanoma pasakyti, čia yra problema. Dėl to Elono Musko X-ą reikia uždaryti reikia, o Elono Muską reikia pagal ekstradiciją atvežti į Britaniją ir griežtai nubausti. The time has come for Elon Musk to face the full force of UK law. And if that means extraditing Elon Musk to the UK to face UK courts and the UK justice system over his spreading of misinformation and lies that have sown division, chaos and riots in our country, then so be it. We will do that. Va taip, Eloną Muską reikia ekstraditinti iš JAV, nes jo X-as skelbia neapykantą ir kursto riaušes mūsų šaly. Vat, Elonas Muskas yra šėtono kulto narys. Ar turėtų Britanija užbaninti iš vis socialinę mediją? Aš manau taip. I think so. I think we should
stop it. It's only a temporary measure in order to limit the spread of inflammatory information, misinformation as well, across the United Kingdom at this point. And I think we should focus on keeping people safe and communities safe as well. So my point is just to Žodžiu, tam, kad bendruomenė būtų ir žmonės saugus, reikia užbaninti socialinę mediją Jungtinėje karalystėje.